specialistas Armanas Šagnianas. Šiandieną darysime priešpečių mankštelę. Kaip visada darysime nuo galvos iki pėdų, struktūriškai, paliečiant kiekvieną sąnarinę jungtį. Tai gal pradėsim nuo tokio kaip pramankštos elemento, kadangi laukia sniegas, gan šalta, tai būt ne visuose biuruose galbūt ar iš namų šildo, tai mes tada susišildysim, pakėlę vidinę temperatūrą. Šiuo pratimu tiesiog boksuodamėsi, tiesdami rankas nuo savęs, tolyn nuo kūno ir nežymiai keldami kojas. Darysime 10 sekundžių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laikas, pailsim. Šiek tiek išėnom kraujotaką, nors ir nežymiai. Per tas 10 sekundžių galime pradėti nuo kaklo segmento. Pilvas įtemptas visais atvejais, bet kokį pratimą darant, aš tiesiog jums proceso metu priminsiu. Stengiamės įsivaizduoti, kad mes kvėpuom iš pilvo ertmės arba jeigu aiškiau iš šonkaulių. Taip, kad mūsų, sakykime, krūtinė dalis nesikilnotų ir nebūtų akcentuota daugiau iš plaučių, bet daugiau iš diafragmos kvėpavimas. Pėdos. Pradinė pozicija pirmo pratimo bus kulnų atžvilgiu, atsistosim maždaug pečių plotį, nežymiai plačiau, pėdos pasuktos į šalis, nedaugiau 300 laipsnių. Turite jaustis patogiai, dėl padidinto paviršiaus ploto turite jaustis pakankamai stabiliai ir svoro centrą stengiamės mesti per vidurį tarp kojų. Stengiamės nemesti nei ant vieno, nei ant kito klubo. Toliau, krūtiniai neįdubas, pilvas vėl pasikartoju, yra įtemptas ir smakras į šalis horizontalioje plokštumoje. Darysime 10 kartojimų. 1. Neskubėdami, pajutę skausmą, diskomfortą 2, nutraukiant pratimo atlikimą. 3. Sukame galvą horizontaliai plokštumoje, nenuleisdami smakrų. 4. 5. Pilvas įtemptas primenu. 6. 7. Nei per greitai, nei per lėtai. 8. Amplitudė pagal save, savo nuožiūrą. Svarbiausia, ne per skausmą ar diskomfortą. 9. 10. Toliau paliesime kaklo lenkiamosius, tai yra užpakalinę galvo dalį, kad būtų aiškiau, atsistosiu šonu, kad jums žiūrovom ir esamajim dalyviam būtų aiškiau, kas bus. Pradinė pozicija bus ta pati, kulnų atžvilgiu šiek tiek plačiau negu pečių plotis, pėdos nedaugiau 300 laipsnių pasuktos į šalis, svorio centras per vidurį, pilvas įtemptas, krūtinė neįdubas. Akcentuosime smakro leidimą maksimaliai link raktikolio, bet taip, kad pečia nekiltų į viršų. Pajutom malonų tempimą užpakalinę kaklo dalyje, grįžtam į akių lygį, stengiamės neatlošti galvos. 1. Darysime 10 kartojimų. 2. Krūtinė ląstos dalis taip pat nesikūprina, visas veiksmas iš kaklinės dalies. 3. 4. Pajutę tirpimą, elektros srovės pojūtį, nutraukime pratimo atlikimą. 5. 6. 7. 8. Stengiamės taip pat neskubėti. 9. 10. Toliau pakeisime plokštumas, vėl atsistosiu priekį, kad būtų aiškiau ir dalyviam, ir tikiuosi žiūrovam to pačiu. Pradinė pozicija ta pati, pilvas įtemptas, krūtinė neįdubas, kulnai pečių plotį, pėdos iki 300 laipsnių kampu pasuktos. Ir ką mes dabar padarysime, smakras iš apačios, sukamas veiksmas į kairę pusę ir keliam į viršų, į skirtingas plokštumas. Iš viršaus į apačią, smakras iš apačios į viršų, į priešingą pusę. Ta pati parodys ir esamiem dalyviam. Smakras iš apačios, sukamas veiksmas į vieną pusę ir keliam į viršų. Į apačią darysim 5 sporinius, į kitą pusę keldami į viršų. 1 sporinis. Ir neskubėdami iš apačios į viršų 2, iš viršaus į apačią sukamas veiksmas į priešingą pusę 3. Priemu skauda, nemalonus jausmas, mažinam amplitudę. 4. Paskutinis sporinis. 5. Atlikom dinaminius veiksmus. Išjudom kraujotaką konkrečiai kaklinėje dalyje. Toliau galime perėti prie tempimo, statinių pratimų. Kairė ranka už nugaros, petys prispaustas valios pastangom į apačią. Ir jeigu mano kairė ranka yra už nugaros,
smakrą suku į priešingą pusę, nuleidžiu galvą ir laisva ranka už pakaušinės dalies šiek tiek prispaudžiu į apačią. Fiksuoju 15 sekundžių, sakau laiką dabar. 10 balį skaliai pagal suvokiamas pastangas neturi viršyti daugiau kaip 6-7. Jeigu jaučiate tokius požymius kaip elektros srovė, tirpimas, nedelsant nutraukiam arba ribom amplitudę. Laikas, keičiam galūnę, kadangi tai yra tempimo pratimas, stengiamės staigių veiksmų neatlikti. Kairė ranka dabar už nugaros, apie 90 laipsnių kampų pasukta, petys prispaustas, smakras į priešingą pusę, smakrą nuleidžiu, laisva ranka už pakaušinės dalies ir prispaudžiu nežymiai į apačią. Fiksuoju 15. Aš šiuo metu 10 balį skaliai pagal suvokiamas pastangas jaučiu gerą ketvirtuką. Šitoje priešingoje dalyje, negu lenktos galvos. Kelios sekundės liko. Laikas ir progresyviai užbaigdami kaklinę dalį, vėl kairė ranka už nugaros. Šį kartą lenkiu į vieną pusę nesukdamas galvos, jeigu kairė ranka už nugaros, tai į dešinę pusę lenkiu, įsivaizduoju, ausimi bandau paliesti petį, nekeldamas sulenktos rankos peties ir laisva ranka už šonės galvos dalies šiek tiek prispaudžiu į apačią. Šitas pratimas bus ženkliai jautresnis, taip pat daroma 15 sekundžių. Turite pajusti malonų tempimo pojūtį ties šonę ir viršutinę trapecijos dalimi. Labai nespauskite galvos į apačią. Čia jau ženkliai jautresnis negu prieš tai darytas pratimas. Laikas. Be staigių veiksmų keičiame galūnės. Dešinė dabar ranka už nugaros. Lenkiu tik į vieną pusę. Įsivaizduoju, kaip ausimi bandau paliesti petį priešingos pusės. Laisva ranka už šonės galvos dalis ir šiek tiek paspaudžiu į apačią. Bėga 15 sekundžių. Jeigu proceso metu įpusėjus po 5 ar 10 sekundžių jaučiate laisvumą ir norite daugiau paspausti, rekomenduoju to nedaryti, leiskite pilnai atsipalaiduoti. Liko kelios sekundės. Laikas. Toliau einame prie kito segmentų pečių lankas. Visą laiką pradedam nuo tokio principo, patepam sąnarius, jeigu tai būtiškai sakant, kad išsiskirtų tarp sąnarinės skystės ir tada einam prie paviršinių raumenų, minkštų audinių tiksliau. Taigi, atliksime sukinius per pečių sąnarį, pilvas įtemptas, krūtinė neįdumba viso proceso metu ir atliekame tai simetriškai abiejom rankom. 1, 10 kartojimų. 2, 3, krūtinė neįdumba, jasmin apatinė nugaros dalis taip pat nelinguoja. 4, 5, diafragminis kvėpavimas, 6, 7, 8, pilna amplitudė, kiek leidžia, aišku, kiekvieno galimybės skirtingos, 9, 10. Į priešingą pusę, daugiau krūtinę dalį atverti, 1 ir stebėkite abiejas rankas, ar jos yra simetriškos, ar netrumpėja per alkūnę, ar riešus. 3, 4, 5, kvadratėlė, aš kaip sakau, arba pilvo raumenynas, visą laiką įtemptas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toliau perėsime tiesiogiai prie minkštų audinių, kaip minėjau, raumenų grupių, danais priešais, aš gal atsistosiu šoną, kad būtų aiškiau, pečiais prispaustais, danai mūsų suspausti į kumštį, atvesdami delnus išlaikom delnų atžvilgių pečių aukštį. Atvedimas paralelį mūsų nugaros. Per daug nereikia atvest ir neskubėdama grįžtam priešas. 1. Nei per greitai, nei per lėtai. 2. Pilvas įtemptas, primenu. 3. 4. 5. Stengiamės kiek manoma simetriškai atlikti abiejų rankų atžvilgių. 6. Dabar gali atsirasti tam tikri požymiai. Skalsi rūgštelė, citrinos pojūtis. 7. Arba tiesiog sunkumas ant pečių raumenynų. Tai jeigu kam per sunku, galite pailsėti ir kas antrą daryti. 8. Arba pabandom jau daugiau valios pastangų idėją atlikti, pabaigti kartojimus. 9. 10. Puiku, patepėm sąnarius, pajudinam pečių raumenyną. Toliau, ką mes padarysime, tai atversime daugiau krūtinę dalį. Ką tai reiškia? Paimsiu kairę ranką, gal parodysiu pirmą dalyviams, nuotolį esantiem, paimsiu už vidurinės delno dalies. Parodysiu ir esamam gyviem žmonėm ir tiesiu rankas į apačią, turėtų pajusti, kaip pečiai atsistato atgal, pilvas primenu įtemptas, kad neįrištų iš juosminės nugaros dalies, krūtinė atsiveria, pečiai atgal ir laikau 10 sekundžių.
Pratimas taip turi atrodyti, neišsirietus per įsminę dalį, pečiai atgal, krūtinė atverta. Kelios sekundės. Laikas ir kad išvengiant tam tikrų hormonų disbalansų, kadangi pas mane buvo kairė ranka, įmiau dešinę, jinai daugiau įsitempus buvo, tai darom vienodom sąlygom, jeigu aš įmiau su kairė dešinę, tai dabar su dešinė įmiau kairės rankos vidurinę dalį, vėl kartuoju šį veiksmą ir tiesiu rankas vėl į apačią, pilvas įtemptas, pečiai atgal, krūtinė atsiveria ir 10 sekundžių fiksuoju. Turit pažiūrėti, kaip pečiai atsistato, krūtinė įsitempia. Kelios sekundės. Laikas. Toliau, ką mes padarysime, atvėrę krūtinę, paliesime dabar priešingai dirbančius raumenis. Šiuo atveju nugrinė dalis. Ką mes padarysime, tai atsistojus šioje pozicijoje, parodysiu pirmą gal iš šono, tada iš priekio, atliksime suknius iš pečių į vidų. Akcentuotas į vidų ir į išorę. Vienas ir atliekame taip suknius. Vienas, atliksime 10 kartojimų. 2, įsivaizduom, kaip mentės lyg susiliečia tarpusavyje, atvedus pečius atgal. 3, 4, labai stipriai nebūtina spausti. 5, kad nekeltų diskomforto. 6, 7, 8, 9, tokiu būdu išjunam ir mentės. 10. Taigi, padarėm kaklo segmentą, pečių lanką, padarėme krūtinės bei nugaros raumenukus ir šiuo atveju jau perėm prie tą vadinamo korseto raumenyno arba koro, arba kuris yra, kaip sakoma, kvadratėlė, tiksliau, korseto raumenynas nuo pat pečių lanko iki pat dubens. Ką tai reiškia? Kad vėl atsistosime kulnų atžvilgių pečių plotį, šiek tiek plačiaus, patogiai, pėdos iki 30 laipsnių kampų pasuktos, pilvas įtemptas, danai priešais, pirštais nuo kūno ištiestais. Ir ką mes dabar padarysim, aš gal daugiau parodysiu, paaiškinsiu, dalyviai dar galite nedaryti. Atvedu ranką, kiek išeina, kiek leidžia rankos mobilumas, viskas. Atveru krūtinę, be dubens pagalbos ir tik tada įjungiu liemenį, lyg matydamas, kas vyksta man už nugaros. Priekinė mano delno dalis niekur neplaukioja ir grįžtu atgal. Taigi, galim pradėti, vėl su ta pačia dešinė ranka, aš pradėsiu, atvedu ir įtrauksim kvėpavimą. Išpučiu orą, krūtinė, liemuo ir įkvėpiu grąžindamas. Ta patį su kairė ranka, išlaikom delnus pečių aukštį, kiek išeina per visus segmentus ir tik tada liemuo ir įkvėpiu. Antras porinis, iš viso 5 darysim, išpučiu orą, įkvėpiu, nei per greitai, nei per lėtai, išpučiau orą, rotacija, paskutiniam segmente, įkvėpiu, 3. Išpučiu orą, įkvėpiu, išpučiu orą, įkvėpiu, 4, paskutinis pornis liko, išpučiu orą, delnus išlaikau pečių aukštį, įkvėpiu, išpučiu orą, įkvėpiu, 5. Padarėme šį segmentą, korseto raumenyną, liemens dalį, toliau einame šiek tiek žemiau. Sėdimą darbą dirbantiem asmenim, tai pakankamai aktualu, tai yra kojų dalis, sėdmenų ir, aišku, dubens lenkėjai. Tai ką mes dabar čia padarysim, šiek tiek atskirsim segmentą, lyg iš dalies paliesime liemenį, bet jau eisim su tikslu link dubens, vėl pėda, kulnai, pečių plotį, vėl ta pati pradinė pozicija, pilvas įtemptas, pėdos iki 30 laipsnių kampo, krūtinė neįdubos ir atliksime sukinius. Dažniausiai klaida, kad daro sukinius, jeigu aš konkrečiai specifiškai klausiu, kartu su liemeniu, tai nedarom pilvo šokio, ne? O darom tai kartu su liemeniu. Kai mes darom kartu su liemeniu, tikimybė ir rizikos, kad išsirės per juosminę dalį, bus ženkliai mažesnė. Tai tiems, kurie turi nugaros išvaržą, puikus pratimukas. 1 ir atliekame sukinius iš dubens, bet kartu su liemeniu. Pilvas įtemptas. 3, 4, neakcentuom išsirietimo užpakalinėje dalyje. 5, kiekvieno mobilumas, aišku, taip pat skirtingas dubens. 6, 7, pilna pėda atliekame. 8, 9, 10. Tokiom pat sąlygom atliekame sukinius į priešingą pusę. 1, 2, 3. Matote, mano liemuo kartu su dubeniu priklijuotas, dėl to man neleidžia daugiau išsiriesti, nes liemuo yra per įtemptą pilvą prilaikytas. 4, 5, 6. Visas veiksmas iš dubens, bet liemuo paskui. 7,
8, 9, 10. Toliau einame šiek tiek žemiau, koja kaip bendras segmentas, bet atskirsim jį dalis, sėdmenys. Tai pėdos šį kartą bus klubų plotį, pėdos priešai žiūri, pilvas įtemptas, rankas galite čia laikyti arba šone, kaip jums patogiau, aš mėgstu laikyti daugiau ant dubens. Ir ką mes čia padarysim? Įtrauksiu taip sėdmenis, bet kad neriestų iš juosmens, nebūtų kompensacijos. Tai pilvas prilaiko, kad neriestų iš juosmens, kol įtraukiam sėdmenis maksimaliom pastangom. Įtraukiu sėdmenis, palaikau 2-3 sekundės valios pastangom įtempęs ir atpalaidavau sėdmenis. Darysim 10 kartojimų. Įtraukiu sėdmenis, atpalaidavau 2. Įtraukdamas sėdmenis galiu išpūsti orą, daugiau potencijuoti raumenis ir atpalaidavau 3. Įtraukiu sėdmenis maksimaliai, atpalaidavau 4. Įtraukiu sėdmenis maksimaliai, atpalaidavau 5. Įtraukiu sėdmenis maksimaliai, atpalaidavau 6. Įtraukiu sėdmenis, atpalaidavau 7. Įtraukiu maksimaliai sėdmenis, atpalaidavau 8. Įtraukiu sėdmenis maksimaliai, atpalaidavau 9. Įtraukiu sėdmenis maksimaliai, palaikom dar kelias sekundės, valios pastangom įtempę ir atpalaidavau 10. Toliau, kitas segmentas, keturgalius, mes jį labai, taip sakant, trumpai paliesim, jau eidami į pabaigą, beje, pakelsiu kairę koją priešai save, pėda į save užlenkta, darysime 5 kartojimus, pilvas įtemptas. Tiesiu per kelį ir lenkiu į save, neskubėdamas. 1, tiesiu, lenkiu 2, turim jausti mechaninę susitraukimo įtampą, jeigu norit pajust 3, galite pačiupinėti tą koją, 4, čia susitraukinėje, čia pailgėja, 5, keičiam koją, kelias iki tam tikro aukščio, šiuo atveju vienodam sąlygom, pėda į save, tiesiu per kelį, lenkiu per kelį 1, tiesiu, lenkiu 2, tiesiu, lenkiu 3, tiesiu, lenkiu 4, tiesiu, lenkiu 5. Taigi, padarėm paskutinį pratimą, kaip jau pastebėjot, struktūriškai nuo galvos iki pat kojų atlikome kiekvieną segmentą, sąnarinę jungtį ir tikiuosi ši mankšta nebuvo per sunki ir buvo optimali kiekvieno atžvilgiu. Taigi, ačiū Jums visiems ir aišku, nepamirškite judėti, nes judėjimas yra sveikata. Su šypsena.